Sveiki, noriu parodyti, kaip reikia dirbti su sveikaisiais skaičiais, norint juos išskaidyti. Sakykime, pagal šitą užduotį. Turime dviženklį skaičių, tarsi slaptą kodą, ir jis susideda iš dviejų dalių – pirmojo ir antrojo skaitmens. Na ir mūsų užduotis išsiaiškinti, kokią sumą jie sudaro ir koksgi būtų jų skirtumas. Todėl mums reikia programos, kuri gaudama dviženklį skaičių, jį suskaido į atskirus skaitmenis, o tada randa sumą ir skirtumą. Nuo ko dabar reikia mums pradėti? Pirmiausia, mes gauname vieną skaičių. Tai, sakykime, rašau kintamasis skaičius ir reikia atlikti skaitymą. Kadangi man reikia skaičių skaidyti į atskirus skaitmenis, tai privalo būti sveikasis skaičius. Todėl darau iš karto konvertavimą į sveikąjį skaičių. Ką konvertuosiu? Šitą perskaitytą skaičių. Input. Toliau man reikia rasti pirmą skaitmenį. Kaipgi rasti pirmą skaitmenį? Pirmas. Tai pirmasis skaitmuo bus skaičiuojama štai tokiu būdu. Skaičius dviguba dalyba iš 10. Dviguba dalyba reiškia, kad skaičiuojame su sveikaisiais skaičiais, bet ne realiaisiais. Tai yra, neskaičiuojame su skaičiais kableliu. Tai čia bus sveikoji dalis. Sveikoji dalis. Dabar man reikia rasti antrąjį skaitmenį iš dviženklio skaičius. Na, tai parašysiu pavyzdžiui antras. Dabar norint rasti liekaną, tai yra paskutinį skaičių, tai man reikia skaičių dalinti su procentų ženklu iš 10. Tai čia taip, kaip jūs matematikoje dalintumėt kampu ir rastumėte liekaną. Tai čia bus pas mus liekana. Ir dabar belieka atspausdinti šių dviejų skaičių sumą ir skirtumą. Tai einame print, jungiamės formatavimą, rašome, kad suma yra lygu ir kaip skaičiuosim sumą? Pirmas plus antras. Štai taip. Na ir kaip dabar man rasti skirtumą? Tai viskas labai panašiai. Jungiu formatavimą, rašau skirtumas ir spausdinu pirmas minus antras. Štai taip. Patikriname, ar programa pasileidžia. Programa pasileido ir tarkime, koksgi tai galėtų būti skaičius, tarkime 87. Taigi juos sudėjus gauname 15, o skirtumas jų yra 1. Noriu nueiti ir prasitestuoti sistemą, ar tikrai tai yra teisingai. Pateikti sprendimą, Pythonu, įmetame kodą ir žiūrime, kaipgi mums praeina testai. Visi testai praėjo, kas yra labai gerai. Na, tikiuosi, jūs supratote, kaip reikia skaidyti sveikuosius skaičius. Šitą skaidimą galima pritaikyti ne tik dviženkliams, bet ir triženkliams, keturženkliams, penkiaženkliams ir taip toliau.